kokios pertvaros ar sienos yra geriau mūrinės ar iš gipsų kartonų? Žiūrint, ką norim pasiekti. Geras irgi klausimas. Geros ir tos yra. Abidvi geros. Tarkim, jeigu... Nu, supaprastinkim klausimą. Taip, turim mane kambarį ir reikia padaryti pertvarą. Tai aš įsivaizduoju, kad mūras jau sunku padaryti, ne? Jo, gal aš irgi tai pasakysiu. Jeigu jūs turit vietos, turit pinigų, konstrukcijos, atlaikys svorį, aišku, mūras jis patikrintas amžių, ten sudėsit 25 cm storę sieną, ten turėsit atsparumą ugniai ir smūgiams, ir garsui, ir kam tik norit, bet kad tokią sieną sumūrit, tai aš manau, kad kainuos ženkliai ir medžiagos brangiau, ir darbai brangiau, ir pačių konstrukcijų reikia stipresnių, ir taip, o gipso kartono konstrukcija yra pakankamai pigi, greit sumontuojama ir labai labai efektyvi konstrukcija. Tai aš manau, kad vienareikšmiškai, jeigu kažkur patalpoji, reikia atitvaros, tai taip, vienareikšmiškai gipso kartono, nebent ten reikia kažkokių prieš išlaužiminių savybių. Gipso konstrukcijos negali laikyti apkrovos, tai jeigu ant jos neuždėsit perdangos, tarkim. Čia toks dalykas, bet jeigu reikia atskirti, sudalinti patalpas, turėti gerą garso izoliaciją, gerą pakankamą atsparumą ugniai, tai aš manau vienareikšmiškai gipso kartonas. Aišku, dar vienas dalykas, kas dar patogu gipso kartono pertvaros, kuo jos patogios, tuo, kad šiuolaikiniuose pastatuose labai daug visokių komunikacijų, ypač laidai, visokios ten aukštos įtampos, žemos įtampos srovės, po to vamzdynai, šilumokaičiai, viskas tai įsivaizduokite, jeigu sumūrijat iš mūro ir viską paskui reikia išvedžioti ir paslėpti. Tai yra, nežinau, kaip tą padaryti, kaip ten padaryti tuos vadinamus štrabuoti sieną, taip liaudiškai kalbant, tai įsivaizduokit, kiek dulkių šiukšlių dar papildomą. Sistemai lengva. Jo, ten paprasčiausiai išvežioji, užsukai vienas sluoksnis, išvežioji konstrukcijas, sudėjai vatą, užsukai gipsą ir turi rezultatą.